Sakyk, labas rytas. Labas rytas, pradedam. Sekmadienis. Ką? Pradedam 6 dieną, labas rytas. Labas rytas. Atsikėlėm, sekmadienis, čia kažką raunam, čia dar patviniai. Tiesai šalta. Vėjas laukia, šaltokas rytas, bet gražus. Saulė kyla. Pradėsim 6 dieną, šiandien kaip ir turėtų pagal teoriškai sukėlimas mažas būti. Tik 600, tik 200 metrų. Vakar irgi rašė 500, jau gavos 9 su kapeikom. 900 kažkaip. Tai va čia taip daiktai, pamatėme šonę užgrūsta. Viena pusė tenais. Ten gražiai. Ten kita pusė užgrūsta. Nesugrūsta. Eisim darytis pusryčių. Vyksta pusryčių ruošybos darbai. Audrius pradėjo, Daiva baiginėja. Neik tik tais pastoji vyrai pietus tą pusryčius darau. Nepastoji. Pradėjo. Aš pradėjau, bet tu perėmė, kadangi aš turėjau pafilmuoti. Taip, nes tu prideginai kepsuvę. Ne. Nu kaip, ne? Dar niekada neprideginau. Buvo pridegus, dabar jau atstačiau padėtį. Ten kaimynai irgi su dviratukais. Moteriška, ten datom iš mūsų palapinės. Ai, pabudai. Pabudo irgi labai keliauja smarkiai. Tik nežinom kur. Nekalba, tik matom pasitašę dideliem. Nekalbu. Nekomunikabili. Jeigu vienas būtų ateitų kalbėti. Tik vienas būtų gal ateitų, tada tavęs bijo. Matomai. Nu gerai, eisim darytis toliau. Valgysim 6 dienos pusryčiai. 6 dienos ryto važiavimas. Nu, faili, tai Fordų kaimukai gražus, vaizdai labai gražus. Tiek blogybė, kad juos nusileidė nuo tų kalnų ir paskui vėl turi išpumpuoti. Į viršų taip kiekvienas kaimukas, kai kur privažiuojam. Babulika 60+, priekį kaitina. Respektas. Keliauja irgi nuo Stokholmo kažkur. Spėkit tautybė. Kogi vokietė. Kurių nėra tų vokiečių. Ir vėl miškai ir takeliai. Vėl varom žvyrkeliais. Švedijos tundra toliau tęsias, bet jau asfaltas jau liuks. Nu, faktiškai 3 ar dieną vaizdai plius minus tas pats va, tokie. Miškas, tik tai kelias keičias asfaltas į žvyrkelį ar žvyrkelės asfaltą, atsiranda fjordų, bet taip daugmaž copy paste jau daros. Pirmos dienos buvo, viskas stebino, džiugino. A dabar gražu tiesiog, nu, faina važiuoti. Tai tu ko nebirka, čia žinai. Bet, nu jo, oras superinis. Toks miškas kaip nesibaigiantis pušynas prie jūros kažkoks. Bet ten jūra iš tikrųjų ir yra. Bet va tokiais keliais ir nieko nėra aplink. Tuščia. Ir žmonių, ne kaimų, pasitaiko viens kitas kaimelis. Kas 5 kilometrų po miestuką.
Akmuo, visur akmuo. Čia akmuo. Samanam apaugęs. Dar vieno kalno viršus. Matos. Čia gerai daužom kalniukus. Dabar bus vėl ten priekį žemyn. Kas mėlynas, violetinės žolės, manau, duojame savo, kaip žydį visą laiką. Dabar bus vėl. Matau. Reikia vairą laikyti abiem rankom dabar. Čia kamera nesimato, bet žiauriai status, žiauriai. O taip, palakstom, juos Karhamną varom. Mišku. Nepaleidžia miškas į takai. Artėja pietų metas, o Karhamne reikėtų kažką ir suvalgyti, papietauti. Nebetoli čia jis ir liko. Bet keliukai tai faini. Geruliai keliukai, geruliai takai. Biškai palauk, pafilmuosiu gamtovaizdį. Ten audrelis. Oi, skrisi tą, ne? Skris. Gerai. Taip, tokie akmenai. Važiuosim ten. Čia turbūt mokykla. Esam Karhame pagaliau. Tvarėm Karhamą, dabar važiuojam pavalgyti. Ieškom čia sekmadienis, nelabai ką gero randam. Arba kiniečių kebabai, arba McDonald's. Daugiau nieko gero. Pasukite dešinėn. Apsipirkom. Baškį. Na ką, paliekam Karhamną. Miestas kaip ir visi, nieko kažko ypatingo baisiai nėra. Pavalgiam pas kažkokį babajų picą. Magdake ten žmonių milijonas. Taip lengvai susikratėm picikę. Atsigėrėm, susipirkom vykui biškį maistą, dabar važiuojame kempingą. Šiandien gerai užmylim, anksti būsim. Kažkoks įdomesnis bus apsitardavimas tam kempinge čekinas. Tai dėl to, ko nesam buvę, tai pasižiūrėsim kažkas. Kas ten per vietą ir kas ir kaip. O dabar savo ramiai minsim. Ratas rodo taip. Žinau, progresas nuo pirmos dienos padidėjo ir nepadidėjo. Galima pasilyginti video, kaip atrodė tada dabar. Visi tie miestai vienodi kažkaip. Viskas dabar, kaip daug važiuoja, taip suvienodėja. Kažkokio jau dabar gražu tiek gamtoj. Šiaip gamtoj gražiau. Labiau patenka miškais nei miestais važiuoti. Švedų kaimelis, tipinis, prie fjordo. Šitoks biškai modernesnis jau čia. Jau čia toks modernesnis. Tai kai mums čia pat, nebėko sėstis. Va kaip atrodo. Prie Plaukos fjordo kaimas, bet toks gražus, tvarkingas. Jo, baigiam atvažiuoti. Šiandien kažkaip pablūdę lekiam. Šiandien kaip aukštis, Maros 300 tik sukėlimas, tai čia mes skrendam. 70 km, kai davėm iki pietų. Tai jeigu taip varyti, tai čia per dieną 150. Tempas tai žiaurus šiandien buvo. Ant kalnų škočiuojam kojas. Dabar kai grįšim į Lietuvą, tai čia jau nebus kalnų. Kažkur mums ten reikėtų, aš taip suprantu. Suktis reikės. Na ir suksimės, o kodėl ne? Va, Noto, rašo Noto camping.
Jonaitas bažnyčia, kirkė pas juos. Oi, pirmąsyk matau viešoje vietoje, kad būtų suoliukas su pavėsinė. Nuo Stokholmo važiavom, niekur nemačiau. Tai praleiskim gal. Mašinos nelenkia, varo iš paskos ir viskas. Vat kultūra vairuotojų. Reikia praleisti jį. Va taip, vat kultūra, kaip reikia vairuoti. O mes čia tokią kasą važiuojam, jeigu matos. Tarp fjordų. Oi, vėl šliugeliai važiuoja. Jau šliugelių pilni kampai. Nu, šiandien parelaksinsim, pagulėsim turbūt pležiukę. Kadangi ir sekmadienis, tai nusprendėm tokią pasidaryti šiandien pusiau išeiginę. Užteks kilometrus daužytos. Tai 3:30 kai krisim į pležą. Spėjau pagal Garminiuką Tūlikas. Camping Geste. Ten rodo. Nu gerai. Davai, važiuojam žiūrėti. Ten tai ten. Čia vanduo žiūrėk geriamas. Su šlanga gali prisileisti duš. VC duš tiesiai. Tai kur tas receptionas? Hello. Ha, eisim mokintis, kaip čia reikia tą daryti. Nu ką, įsikūrė mane. Tamsta. Taip. Kažkokia nesąmonė šiandien padarėm. Pasistatėm palapinę, viskas okei. Ten fjordas, vienoje pusėje fjordas, kitoje pusėje. Nu, nes prie vandens nėra, nes šalta. Jas pučia stiprus. Tai tokie vidury salos. Sumokėjom šaibas 20 eurų. Tiesiog įmesti reikėjo dėžutę, nieks nėra jokio receptiono, tai galvojam. Nafik čia reikėjo iš vis. Reikėjo toliau pavaryti mišką ir viskas. Tiek pat servizą gauni. Ne. O ne? Sargai. Sutvarkyti šiuką? Kaiš. Kaip faina. Kažkas sugadino. Tai va, šiandien trumpai važiavam, 72, kiek 5. Bet vėl Garminas apgavo ne 200 metrų, ne 300, 500 buvo sukilimo. Kažkaip keistai. Melagis Garminas. Melagis Garminas. Nu, stovi palapinė, ten norėjom prie miško pasistatyti, bet ten sakė sneiks yra. Ir ten yra sneikai. Bet netoliau neėjau. Nu, ties miškas sakė, Ateis ir čia sneikai. sakė, yra sneikų ir nesistatykite tenais. A ne? Jo.